Pacientų registravimas Darva CRM programoje. Jungiamės į sistemą, spaudžiame žalią mygtuką viršuje ir papuolame į savo darbo dieną. Norėdami registruoti pacientą, pasirenkame mums tinkamą laiką jo registracijai, spaudžiame ant laiko. Jeigu pacientas atvyko pas mus į kliniką pirmą kartą, spaudžiame mygtuką Naujas pacientas ir vedame duomenis apie naują pacientą. Jeigu mūsų pacientas jau klinikoje lankosi, galime jo ieškoti pagal vardą arba pavardę. Vedu pavardės fragmentą, atsiverčia pacientų sąrašas, pasirenku man tinkamą pacientą, keičiu trukmę, galiu įrašyti pastabą arba komentarą apie pacientą. Jeigu pacientas atvyko į kliniką pirmą kartą, žymiu mygtuką PK, pirmas kartas, tai atsispindės sistemoje. Jeigu noriu įtraukti pacientą į eilę, spaudžiu mygtuką ASAP, as soon as possible, tai reiškia kaip galima greičiau. Ir jeigu pacientas registruojasi implantacijai, spaudžiu mygtuką implantacija ir spaudžiame išsaugoti. Štai pacientas atsiranda mūsų sistemoje. Mes matome vėliavėlę pirmas kartas, mes matome raidelę I, tai reiškia implantacija, ir pacientas atsirado laukiančiųjų sąraše. Jeigu pacientas nori savo vizitą atšaukti arba perkelti, mes turime spausti ant laiko ir vadovaujantis vizito statuso mygtukai keisti paciento statusą. Jeigu pacientas nori savo vizitą perkelti, spaudžiame mygtuką perkelia ir išsaugoti. Jeigu pacientas nori savo vizitą atšaukti, spaudžiame mygtuką atšaukia ir išsaugoti.